2026 metų vasario mėnesio 14 diena mes vėl lėktuve skrendam į Marokešą, į Maroką, kur keliausime. Kaip ten seksis, pažiūrėsim. Na, o sekasi visai neblogai. Labas rytas, šiandien vasario 15-oji ir antroji mūsų kelionės diena. Taigi vakar nusileidome Marokešę, po to autobusu atkeliavome į Kasablanką, viešbutyje pailsėjome, o dabar pro autobuso langą grožimės Atlanto pakrantę ir klausomės mūsų gidės Natalijos pateikiamos informacijos. С левой стороны маячок. Маяк. Taigi matome Kasablankų švyturį ir vykstame į Hasano antrojo mečetę, pačią didžiausią mečetę Maroke. Площадь мечети полностью и с вот этой площадью для молитвы и внутренний зал занимает 9 гектар. 25 тысяч внутри прихожан и 80 снаружи. Esame mečetės viduje. Matome patalpą talpinančią 25 000 maldininkų vienu metu. Atsiprašau dėl vaizdo kokybės, kadangi su mano kamera fiksuoti vaizdus prieblandoje sudėtinga. Na, o čia matome slankiojančias lubas, kurias esant poreikių galima nustumti ir melstis po atviru dangumi. Nusileidę laiptai žemyn patenkame į poilsio relakso patalpas, kurių tiksliai apibūdinti negaliu, kadangi matomai praklausiau. Taigi, kaip sakė gidė Natalija, aplink mečetę telpa dar 80 000 maldininkų. Tačiau manyčiau, kad melstis gali visas miestas, kadangi 210 metrų aukščio minareto viršuje be jokios abejonės įrengta galinga garso stiprinimo aparatūra, todėl maldos turėtų būti girdimos toli. Na, o mes paliekame Kasablanką ir išvykstame į Rabatą. Na ir ką, sveiki atvykę į Maroko sostinę Rabatą. Atvykome prie mauzolėjaus, kuriame ilsisi Maroko karaliaus Mohamedo V ir dviejų jo sūnų palaikai. Įėjimą į aikštę saugo Maroko karališkoji gvardija, kurios gvardėti dabar matome. Beje, pasak gidės, tai vienintelė vieta, kur juos leidžiama fotografuoti ir su jais fotografuotis. Visur kitur fotografuoti karališkosius gvardiečius, kaip beje ir kitų jėgos struktūrų atstovus, yra draudžiama. Na, va čia matome Hasano bokštą ir begalę akmeninių kolonų. 12 amžiuje čia buvo sumanyta ir pradėta statyti didžiausią pasaulyje mečetę. Vienok sumanytojai mirė, po ko statybos buvo sustabdytos ir daugiau nebeatnaujintos. Na, o čia mauzolėjus, kur dabar ir keliausime. Įėjimą vėlgi saugo karališkiai gvardiečiai. O štai čia mauzolėjaus vidaus vaizdas. Viduryje, kiek suprantu, Mohamedo V karstas, o toliau patalpos kampuose dviejų pastarojo sūnų karstai. Išėję iš mauzolėjaus dar trumpai pasigrožėme panoraminiais vaizdais ir keliaujame toliau pasižvalgyti po Mediną ir Udajo tvirtovę. Štai taip atrodo Rabato senamiesčio Medina. Na, o čia matome vaizdą į upę ir į vandenyną,
nuo tvirtovės viršaus. Atrodo tikrai efektingai. Pietų metas, todėl visi atvykome prie upės krantinės, kur didžioji dalis mūsų grupės nuėjo pietauti, o mes, kadangi valgyti nenorėjome, pasilikome pasivaikščioti po promenadą, kur vėlgi pamatėme daug įdomaus. Kad ir štai šie žvejų laiveliai pilnai pakrauti tinklais, kilimais, antklodėmis, įvairiais skudurais, maišais, lentgaliais ir panašiai. Žodžiu, žvejybon imama tik tai, kas būtina. Tuo mes savo viešnagę Rabate baigėme ir vykstame apžiūrėti Volubilio miesto griuvėsių. Dėl aiškumo, Volubilis yra geriausiai išsilaikęs Romos imperijos miestas Šiaurės Afrikoje, atsiradęs 3 amžiuje prieš Kristų. Na štai ir Volubilis. Nesu nei istorikas, nei archeologas, todėl statinių paskirties ar kitų reikšmių nekomentuosiu. Nusistatykite patys. Pasakysiu štai ką. Jei kas ruošiatės čia lankytis, turėkite galvoje, kad čia gausų nepaprastai paslaugių vietinės reikšmės pagalbininkų, kurie noriai parodys gražias vietas fotonuotraukoms, patys nufotografuos, bet paskui primiktinai įkyriai ir mandagiai prašys piniginio atlygio. Todėl sutikę tokį paslaugų žmogų pagalvokite, gal geriau apsitarnaukite patys. Labai paklausi arka, visi trokšta prie jos nusifotografuoti. Jūs irgi norit? Gal ir norėčiau. Labai gerai atrodo nuo iki. Tuo eilėje nusistosim. Grindinė mozaika. Vertinant šitos mozaikos amžių, galima daryti kategorišką išvadą, kad šią mozaiką sukūrė aukščiausios klasės profesionalai. Šiandien tai buvo paskutinis mūsų apžiūrėtas objektas, dabar važiuosime į Feso miestą ilsėtis. Jei atvirai, aš labai džiaugiuosi, kadangi nuo įspūdžių, emocijų bei judėjimo gausos pavargau ir trokštu poilsio. Taigi iki rytojaus, iki pasimatymo Fese. Ate! Labas rytas. Šiandien vasario 16 ir 3 mūsų kelionės diena. Esame Feso mieste, atvykome prie karalių rūmų, kurie atrodo nuostabiai, todėl be abejo prie tokio grožio yra daug norinčių įsiamžinti. Turėtų būti labai gerai. Nebūtinai gali vaizdas visas. Bet nereikia į viršų, man tai, nežinau, man gražiausia iki šono nesimato. Taip. Šono turi nesimatyti, va taip va. Ir apačios nesimatyti. Tai jūs dabar mane padarysit mano nuotrauką. Gerai. Ačiū labai. Pučius gada. Taigi trumpai pasigėrėję karalių rūmais grįžtame atgal į autobusą. Važiuosime ant aukštos kalvos, kur grožėsimės Feso panorama iš viršaus. Na ir žinoma, bendrai nesakysiu, paliksiu intrigą, pamatysite patys. Feso miestas iš viršaus. Отлично.
Могу, давайте. Vasario 16 mes ruošiamės giedoti himną Feso mieste. Na, kaip jisai nuskambės, paklausykime. Tai štai šitaip nuskambėjo Lietuvos himnas Maroke vasario 16 proga. Galbūt negarsiai, bet už tai labai nuoširdžiai. Patikėkite. Su šventėm visus. Galima jūs ir mums. Nu kažkaip jo, pas jūs nori su... Bet su kieno fotoaparatu? Nežinau, kažkas davė. Su jo fotoaparatu? Ай, ten jo buvo. Возьмите его в центр, девочки. Поставьте его в центр. Центра. Лучше. А у него флаг Марокко на шее, видите сам? Лучше. Sekantis apžiūros objektas keramikos dirbinių gamyklėlė ir žinoma šventas reikalas parduotuvė. А в Маракеше глина красная, и она тяжелая. Здесь эта глина легкая. Мы когда придем в магазин, возьмете тарелку, она очень легкая. Красивые, там круглые, квадратные. Kaip matome, demonstruojamos įvairios gamybos technikos. Štai čia matome iškabą lietuvių kalba "Prašau nieko neliesti", kuri ryškiai skirta mums. No problem. Don't touch. Yes. Na, o įėjus į parduotuvę, akis raibsta nuo gražių gaminių, bet plaukai šiaušiasi nuo kainų, kurios yra švelniai tariant ne pačios mažiausios. Pavyzdžiui, muilinė paprasčiausia kainuoja 96 eurus. Tačiau tai suprantama, esi turistas, tai ir mokėk. Nors kita vertus, nieks neverčia pirkti. Taigi viskas tvarkoja. 96 eurai. Šitų filigranų. Atrodo, jos valgys labiau nori negu pulti, tačiau ir gąsdintis. Vietoj to, kad sėsti į autobusą, visi viską. Nusibodo vėliam pozuoti. Bėga jos lauk, už dyką nepozuos. Taigi, pabendravę su vietinė gyvūnija, vykstame apžiūrėti Feso senamiesčio medinos, kuri prasideda štai už šių vartų priekyje. Štai mes jau vietoje. Kaip matome, čia galima gauti visko, ko tik širdis geidžia. Tačiau pradžioje mes sukame štai čia ir atsirandame istorinės mokyklos medresės atidarytos 14 amžiaus viduryje kieme. Pavadinimą matote ekrano apačioje, kadangi šiuo atveju man lengviau parašyti nei ištarti. Ši medresė veikia tiek kaip švietimo institutas, tiek kaip kongregacinė mečetė.
Na, o čia matome seniausio pasaulio universiteto įkurto 859 metais fragmentą. Deja, stebėti mums leidžiame tik pro vartus. Nu, va, tokį apdarą nusipirkti neblogai būtų. Na, trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Vėl atsidūrėme parduotuvėje, šį kartą audinių. Tačiau čia buvo įdomu ir smagu. Štai parduotuvės, kiek suprantu, šeimininkas demonstruoja, kaip ryšomas musulmoniškas galvos apdaras čalma vadinamas, jei neklystu. Beje, stebėdamas šią vaizdo medžiagą, tai daryti išmokau ir aš. Man tai buvo įdomu. Jei sudomino, pabandykite ir jūs pamatysite. Visai įdomus užsiėmimas. Na ir žinoma, atėjo laikas už pamokėlę atsiskaityti, tai yra kažką nupirkti. Štai pažvelkite, kaip vietinis gidas Muhamedas įkalbinėja mūsų turistą kažką pirkti. Now, like your friend, no difference. No, like your friend. Like your friends. It's your national date, it's a good from first. Okay? Okay? Muhamedui nepavyko, bet jis užvedė mane. Todėl nusprendžiau išmėginti savo prekybininko talentą ir raštą. Taip, prašom pirkti už 20 eurų ir nieko negalvoti. Aš jums kaip tikras arabas sakau, jūs nepasigailėsite. Žinau, tikrai, bet jums 100 eurų. Bet man jo nereikia. Bet padarysiu nuolaidą. 10 eurų. Man jau nereikia, aš taip savo tik taip. Svarbiausia, negalvokite. Šį kartą nepavyko, bet aš nepasiduodu, prekiauju toliau. Tai nieko nenusipirkote, ne? Ne. Jūs pasigailėsite. Aš kaip tikras arabas jums sakau, jūs pasigailėsite. Reikia pirkti 100 ir nieko negalvoti. Būtinai. Aš čia turistas, Nesvarbu, nes mums arabam nepatogu, kad jūs neperkate tas. Ir prašom pirkti. Taigi man nepavyko atskleisti savo prekybinio talento. Greičiausia todėl, kad jo ir nėra. Tačiau visi smagiai pasijuokėme, o tai svarbiausia. Toliau keliaujame į odų raugyklą, kur mūsų laukia dar viena labai kvapni staigmena. Gavome po mėtos šakelę. Sakė, kad čia, kad bloga nebūtų. Kur veda, nežinau, bet pažiūrėsim. Ten odas išdirbinėja. Bet kvapas tai tikrai daug dievė. Tikrai gali supykinti. Gali, kai ką jau pykime. Odų perdirbimo cekas kažkoks. Aha, tikrai, kaip mėta prie nosies, tai tiek nesmirna. Irkit, parsiveškit kvapą namo. Nu va, čia jau matom gatavą produkciją. Gan efektinga ta produkcija, kokybiška atrodo. No smell, madame. Алло? No smell. Look. Запаха нет и вот поджигаешь, не горит. No problem. Fire watcher, no problem. لما العافية ما كاينش مشكل ما فيش И в воде не тонет, и в воде не горит.
Kaip kvapelis, mėta gražiai, skaniai kvepia. Puikiai. Bet anas geresnis. Bet anas kvapas geresnis. Ну, должны строить точно такой же. Медина Фесса находится под защитой ЮНЕСКО, тут ничего нельзя менять и перестраивать. Много вот таких домов, вот стены прям повыдувались, видите, вот сюда, вовнутрь. Tai čia į UNESCO paveldą įrašyta, aš nesu. Taip. Va šita gatvė, jo? Ne, visa medina, visa medina. Ai, visa medina. Ir nieko negalima keisti, jo? Nieko negalima. Atstatyti taip pat, kaip buvo. Kaip matome, Feso medynos labirintai siauri ir labai klaidus, paklysti čia galima labai greitai. Todėl čia vaikštant vieniems pravartu turėti gerą navigacinę programėlę arba vedlį, aišku. Na, o mes jau keliaujame link autobuso, po ko vyksime į viešbutį, turėsime truputį laisvo laiko ir ruošimės rytojaus kelioniai į Saharos dykumą. Taigi, iki rytojaus. Nu, nežiūrėk į mane, čia kamera yra, čia yra kamera. Sveiki, šiandien yra vasario 17 ir 4 mūsų kelionės diena, kuri beveik visa prabėgs autobuse keliaujant iš Feso į Saharos dykumą. Tačiau po vakarykščio maratono po Feso senamiestį šiandien patinginiauti autobuse visai malonu. Taigi jau esame Atlaso kalnuose, kur sutikome berberų makakų būrį, todėl sustojome ir išlipome pabendrauti. Kaip matome, kalnuose randame ir sniego. Ir kuo aukščiau to sniego daugiau, nors visumoje temperatūra laikosi pliusinė. Beje, galima pagirti marokietiškų kelių kokybę. Keliai labai geri. Padarėme sanitarinį sustojimą ir štai į akis krenta šį 3 antikvariniai automobiliukai su europietiška registracija. Štai kaip žmonės keliauja po Maroką savarankiškai. Šaunuoliai, nieko nepasakysi. Malonu matyti. Na ir štai atvežė papietauti. Bet kadangi aš nevalgau, nes jų maiste yra kažkoks dažniausiai ryžiuose ir žuvy yra kažkoks prieskonis, kurio mano skrandis nevirškina. Tai aš išėjau pafilmuoti ir vaizdelis tikrai gražus restoranas. Na va, išalkusi binė laukia maisto. Ir štai atkeliaujame, o maistas. Bet aš žiūriu, čia tos porcijos panašiau į maistą, čia jau ne taip kaip vakar. Nu tai čia ne tas džinas, čia nevalgas. Taigi pasistiprinę judame toliau ir klausomės Natalijos pasakojimo apie marokietiškas kelių eismo taisyklės motociklininkams, kurios man pasirodė truputį juokingos. Бывает, на мопедах едет целое семейство. Значит, отец семейства за рулем. Закон здесь. Кто за рулем, тот должен быть обязательно в шлеме. Вперед он садит ребенка малолетнего без шлема. И как бы для них это норма. И даже полиция не останавливает. Главное, что водитель в шлеме и все. Вперед ребенок, отец за рулем. Между ними ребенок, затем его жена. И у жены может быть еще на спине еще привязан малыш. Trumpiau tariant, dviviečių motociklų galima važiuoti kad ir 5. Svarbu, kad vairuotojas dėvėtų šalmą. Na, čia gražesnė vieta, todėl sustojame pasigrožėti panorama, leidžiamės nuo kalnų, todėl sniego nebėra ir oro temperatūra sparčiai kyla į viršų, kas labai džiugina. Štai dar viena gražesnė vieta, o šiaip važiuojant aplink kalnai, todėl peizažas visada gražus.
Štai kaip gražiai atrodo kalnai, lyg būtų nupiešti, na, o mus džiugina tai, kad jau atvykstame į paskirties tašką, į Merzugos miestelį, kur mūsų laukia džipai, kurie nugabens mus į nakvynės vietą, į stovyklą Saharoje. Dabar susadina mūsų džipus ir važiuosime į Saharą. Taigi pavažiavę apie 10-15 km plentu, sukame į kairę ir sveika Sahara. Smagumėlis. Taip, besilinksmindami pasiekėme savo stovyklą, kur buvome labai svetingai sutikti. Na ir štai mes Saharoje. Saharoje gražiai leidžias saulė. Tuoj pamatysim, užlipam ant kopos. Na, saulė pakankamai aukštai dar. Nu kaip į dykumą ką matytųsi. Ir štai dykuma. Na, efektingai atrodo, nieko nepasakysi. Kopos, smėlio, kopos. Ir štai Sahara jau sutebus po saulėlydžio. Iš karto darosi tamsu, bet temperatūra, ką mus gąsdino, tai kažkur apie 20 laipsnių yra dabar. 20 šilumos turiu omeny. Na, o toliau pagal programą linksmybės, šokiai prie laužo su vietiniais, taigi kviečiame sudalyvauti.
Nu, va, visi sveiki nulipo. Gabi, žinok, pasiruošti įsileidimui. Vienu visi metu, vienu. Kaip man prilinda? O Dieve, dabar leisi tai mus. Kas bus? Įsileisi tai. Viskas, lipk. Gabi, tai tiesiog laikykis ir kad lik krenti žemyn nuo karuselį. Taip, ta koja nukelti. Nenormalios kėdės. Nežinau, kelinto amžiaus. Kažkas mane nukelti, kad dabar. Dabar nulip. Aš nelipsiu, Hebra. Laikyk, tu nulip. Nu, va taip atrodo. Taip atrodo kinkinys. Kupranugarių visi surišti po 4. Mes matom dar čia pirmąjį. Už tos mėlynos virvės įveda vedlys žmogus. Ir visi keturi tvarkingai eina viens paskui kitą. Su kroviniu, aišku, tai yra su žmonėm. Šiaip tokie atrodo labai jaukus gyvūnai. Nors sako, kaip supykstas pjaudosi. Na, tikėkime, kad ne vienas dabar nesupyks. Va, kaip tu įtarėjai, kažkoks įsitempęs, labai įsitempęs. Šiaip sako, jos labai veikia lemputė nuo kameros mirksinti. Va. Ne, o tu visą laiką alkanas ketvirtai. Alkanas biškis, jo. Ne, nevalgyk, manęs nevalgyk. Nevalgyk, tau įdomu, kas čia vyksta. Allah, sunrise. Come in. Na, saulėtekis Saharoj. Atrodo ne mažiau įspūdingai negu ir saulėlydis. O atvykus štai su šitais gyvūnais dar gražiau. Jo, pamiršau, ką tai reiškia. Aha. Nieko. Mes jau manau, kad biški priprato. Dai, pabėgiojau. O Dieve, kaip į apačią baisu. Tiesiog įsivaizduoju, kad tu su dviračiu žemyn važiuoji. Nežinau, taip su dviračiais mes važiuojam, bums. Bums. Nu, pabajojam kolektyvas. Grįžtam į palapinės stovyklą. Super. Smagumėlis. Tas galinis, man atrodo, kažko piktai tave žiūri. Galinis? Jo, ruošiasi kast. Maniškis gerus. Pusmagumėlis. Nu, jau kietai atrodai. Nu, jau kietai. Jau kaip gyventoja čia. Keliaut Kupranugariu malonu, bėgt šalia neypatingai. Jaučiuosi kaip dar 5. Kupranugarius. Bet ne bet ko. Štai ką aš pasakysiu. Ant Kupranugario jot gal ir malonu. Bėgt šalia tikrai ne. Just wait, don't do that. You take my phone and then, okay? Because, and wait a little bit when I'm gonna grab it, okay? So not now. Nu ir prašom greit pasidalyti įspūdžiais, kaip. Ačiū tau.
Ačiū, vaikeli, ačiū, gerutis tu. Nenumetei manęs. Ačiūkas. O tu gerutis tu. Na štai, iškeliauja mūsų kupranugarė. Oi, kaip gražiai eina ta vilkstinė visa karavanas. Na, o mes atvykome atgal į mūsų štai stovyklą. Kaip atrodo, po Saulėtekio. Vadinamas palapinės, nu toje palapinėje yra ir vanduo, ir tualetas. Tik jau taip pusiau lauko sąlygom ir naktį, kada laukia +4, tai karščiai nekamuoja vidų, bet yra geros antklodės, todėl nieko baisaus. Taigi stovykla Sacharos dykumoje. Atsisveikiname su Sachara. Štai džipai ir veš mus į autobusus toliau. Šiaip įspūdžiai didžiuliai iš Sacharos. Tarpinis sustojimas pakeliui į didįjį Maroko kanjoną. Panoraminė vieta, todėl gidė pasiūlė įsiamžinti. Na, gidė sako, gidė žino, todėl reikia klausyti. Taigi mes fotografuojamės, matuojamės. Na ir žinoma, gėrėme štai šiuo grožiu. Na štai ir didysis Maroko kanjonas, kurio tikslesnį pavadinimą matote ekrano apačioje. Čia komentarų nereikia, pažiūrėkite patys. Taigi atsisveikiname su kanjonu ir judame Varzazato miesto kryptimi, kur apsilankysime žymiojoje kino studijoje Atlas. Atlas yra pati didžiausia kino studija Afrikoje ir viena didžiausių pasaulyje. Joje buvo statoma virš 200 kino filmų, kurių tarpe tokie perliukai kaip Gladiatorius, Mumija, Kleopatra, Persijos princas, na ir kiti. Visą šitą vat įrengti kainavo apie 400 milijonų eurų. Kaip matome, pinigėliai dideli. Nieko nepadarysi. Kino industrija brangi sritis. Taigi, tariant apaštalo Pauliaus žodžiais, darbininkas vertas savo užmokesčio. Alors, si vous regardez Gladiator, il y a deux prisons. Okay, voilà, ce premier prison que vous voyez au début. Le deuxième, ce n'est pas ici. Voilà, c'était à Rome, à l'Italie, dans un autre studio appelé Cinecittà. Tai vat Gladiatoriaus filme buvo du kalėjimai. Pačioje pradžioje. Tai vat va šičia pati pradžia šito kalėjimo, kur buvo, vaizduojama filmo pradžioje, tai buvo va šitas kalėjimas, kur dabar vat mes esame. O tas kitas, kur vaizduojamas Gladiatoriuje, tai kita dalis šito filmo buvo filmuojama Italijoje, Romoje. Kur? O,
dabar čia atėjom, čia yra Kleopatros rūmai. Bet čia ne to pačio pirmojo filmo, kur yra apie Kleopatrą, bet čia yra tos naujesnės Kleopatros. Tai yra Monika, kaip jūs Monika Bellucci buvo filmas apie Kleopatrą. Voilà, c'est pour Moïse, Astérix et Obélix, La Momie, Les 10 Commandements, Toutankhamon. Na ir vėl tie patys šie filmai buvo naudojama, kaip ir ten Asterixas, Obelixas, Tutanchamonas, Mumija. Čia kažkoks įdomus laužynas. Irgi kažkas buvo filmuoti. Taigi tiek labai trumpai apie kino studiją Atlas. Na, o mes vykstame į viešbutį ilsėtis, kadangi vėl gerokai pavargome. Taigi iki rytojaus. Sveiki, šiandien vasario 19 ir 6 mūsų kelionės diena. Laikomės Marakešo krypties, tačiau pakeliui aplankysime dar kelius objektus, kurių tarpe istorinis Ait Ben Hadų kaimas tvirtovė 11 amžiui pastatytas karavanų kelyje iš Sacharos į Marakešą. Taigi ten dabar ir vykstame. Крепость Ait Ben Hadų или Казба Ait Ben Hadų. Это караван-сарай, маленькая Медина, где останавливались погонщики верблюдов. Здесь было амбар и зернохранилище, на самую высокую точку мы поднимались, где купцы складывали свой товар, где отдыхали, постоялый двор, здесь все было, все находилось. Есть райончик, небольшой квартал евреев, где синагога была и мечеть, естественно, такой мини-мини городок, маленькая Медина. Нормалūs laipteliai. Не спешим. Спокойненько поднимаемся. Сюда? Да, все правильно. Вот у нас местный пикет сопровождает нас. Nu labai gražiai. Караван идет на Nu labai gražiai atrodot. Давайте. Galit pamojuot? Нет, вставать. Atrodot labai gerai. Esame prie pat pilies, pačiam viršuje jau ir štai matome miesto panoramą aplinkui ir kalnus. Nežinau, kaip kamera fiksuos, bet turėtų, nes matome jį aiškiai. O čia tie patys griuvėsiai pilies, dėl kurių lipame. Na, vis tiek gražu. Svarbu tikslas pasiektas. Ожерелье у тебя уже. Es buvau saugus vilniuje. Aš vežu su sidlomžo, bet aš vis tiek vežu, jau kažkas, jeigu užkliumakis iškart, nes mums patys. Salam alaikum. Ходим в пещеру теперь. Давайте, видеосъемка первый. Первый пошел. Это что? Туалет или что? Нет, это выход. Это tualet. Nu, čia gal ne tualetas geriau. Nežinau, kaip kamera filmuos, Вы же ростом наклоняетесь. Bet čia yra tamsu, poniai. Это просто выход или... Это выход. A, Atsargiai. jo, atsargiai čia status laiptai. Salam alaikum. Čia gerai pasaulo. Осторожно, мокрые камни. Наша команда. Normalūs laipteliai, nestatus. Normalūs laiptai, puikus. И сейчас через мост Taigi apžiūrėję tvirtovę, toliau traukėme link Marakešo. Čia sustojame aukščiausioje mūsų maršruto perėjoje ir grožėmės panorama. Toliau leisime žemyn į Marakešą, tiesa dar kažkur sustosime papietauti. Na čia be žodžių, sustojom pavalgyti pakeliui į Marakešą ir štai kokie
vaizdai čia nuo restorano stogo. Vasario 19 diena. Nufirmuojam, kaip valgo tikri arabai iš Saluntų. Tikri arabai iš Saluntų. Rakojas tik žemaitišką į arabišką, lietuvišką nedidelę. Bet žinok, esam Lietuvos Barbara, Berbera, žemaitė. Tikri. Paskanė. Aš žinai, iš ko žemaitė atsirado? Iš ko? Aukštaitė, kai iškirto miškas, atrado žemaičių. Taigi išsiaiškinę žemaičių kilmę atvykome į Marakešą ir atėjome į centrinę aikštę, kur veiklos yra tiek, kad lengviau būtų pasakyti, kas čia nevyksta, negu kas vyksta. Atvykstame į taip vadinamą berberų vaistinę, kuri man labiau priminė įvairių prieskonių, vaistažolių ir kosmetikos prekių parduotuvę nei vaistinę. Pažiūrėkite patys. Специи, 35, кускус, тажин, барбекю, мясо, шашлык. Для все мясо, не рыба, кроме рыба, окей? Это не остро, без соли. Смесь 35 специй для мяса, антипаркинсон. На память, на сердце и для иммунитет. Иммунитет. Это марокканский шафран, хороший шафран, окей? Можно нюхать шафран. Apsiprekinę vaistinėje vėl grįžtame į centrinę aikštę, kur stebime prisodrintą įvairią pasiūlą aplinką. Mano dėmesį patraukė gyvačių kerėtojai, todėl bandysiu prie jų prieiti. Taigi pabuvojom Marakešo turgui, jau dabar vakaras, kaip matom, daug gražių spalvų. Na, nežinau, kaip jį apibūdinti. Galiu pasakyti, tai, ką aš mačiau internete, nieko bendro neturi su tuo, ką aš pajutau atėjus čia. Čia toks judėjimas ir toks, nežinau, kaip pasakyti, na, jovalas turbūt. Nes tiek visko daug, kad, net nežinau, kaip čia pasakyti. Man asmeniškai pradėjo svaigt galva ir aš pavargau. Tai va tiek, Marakešo turgus. Bet pabuvoti reikia, vis tiek reikia. Taigi pilni įspūdžių ir emocijų mes baigėme 6-ąją savo kelionės dieną ir vykstam į viešbutį ilsėtis. Iki rytojaus. – 2026 metų vasario 20 diena, be 15:09 rytas, Marakešas ir paskutinė mūsų kelionės diena. Šiandien dar ekskursijos, o rytoj jau ruošiame skrydžiui, skrydis į Rygą, po to į Lietuvą, tai yra į Vilnių. Tau čia matome viešbučio teritoriją. Viskas labai gražu, temperatūra dabar yra kažkur apie 18 laipsnių, diena aišku bus ir 25. Net nesitiki, kad Lietuvoje dabar šalta. Vykstame į Mažorelio sodą, kurį įkūrė prancūzų dailininkas Žakas Mažorelis.
Sveiki, jestem turistams Varšavai. Na štai mes jau ir sode. Toliau be komentaro. Coisa cagada. Na išties kažkoks rojaus kampelis, labai įspūdinga. Вот наш корреспондент. Мы все на месте. Vakarop atvykome į kurortinį miestelį Essaouira ir ekskursiją pradedame žvejybos uoste, kurį dabar matome. Realybėje, ko nefiksuoja kamera, šis vaizdas palydimas aštrių žuvies kvapų. Toliau pasukome į senamiestį. Štai kaip gražiai atrodo krantinė. Madam, kaip matome, šiomis siauromis gatvelėmis vietiniai važinėja dviračiais. Žodžiu, gyvenimas verda. Šiaip turiu pasakyti, kad lyginant su Fesu, Essaouiro senamiestis yra kažkoks erdvesnis ir ramesnis, todėl aš asmeniškai čia jaučiuosi geriau. Na, o mes jau einame link autobuso, kur pasiimsime bagažą ir keliausime link viešbučio. Na, o čia mūsų laukia didelė staigmena, kuri tarsi apibendrino visą mūsų kelionę lyg skaidrus mažorinis kadencinis akordas. O štai ir ji. Kitaip tariant, mes gavome kambarį su nuostabiu vaizdu į Atlanto vandenyną, kas labai sumažino dienos nuovargį ir nepaprastai praskaidrino nuotaiką. Taigi pasigražėję vaizdais, palydėjome saulę ir eisime ilsėtis. Iki. Labas rytas, 2026 metų vasario mėnesio 21 diena. Baigėsi mūsų kelionė po Maroką. Šiandien mes važiuosime į oro uostą ir skrysime atgal namo. Na ir štai atsisveikinam su Atlanto vandenynu. Štai toks vaizdas yra per viešbučio langą.
Vaizdas tikrai gražus kaip pasakai. Taigi mes paliekame viešbutį, į vežimėlius kraunamas mūsų bagažas ir visi to jau keliausime į autobusą. Čia jau man ruošia vietą pasodinti. Štai taip vežamas bagažas ir turiu pasakyti, tempas toks, kad yra ką veikti iš paskos eiti. Bagažas vežamas iš viešbučio į autobusą, kadangi šitom gatvelėm čia niekas nepravažiuos, jokia transporto priemonė. Ta prasme, mašina nepravažiuos. Na ir žinoma, paskui bagažą eina visa mūsų kompanija. Tu matai, kai kartai tas autobus dabar, kad žinom porą, ne? Na priekyje jau matome autobusą, kurio vyksime į oro uostą, todėl atsisveikiname su Essaouiru, beje tai tikrai labai jaukus ir malonus kurortinis miestelis. Na, o čia komentuoti kaip ir nebereikia. Atplyštame nuo žemės, atsisveikiname su Afrika, imame kursą į Lietuvą ir tariame iki pasimatymų Lietuvoje. Labadiena! Taigi sėkmingai parkeliavę iš Maroko, vėl esam Lietuvoje, Palangoje prie savų krantų ir turiu pasakyti, kad tie krantai niekiek neprastesni už Maroko krantus. Anaiptol. Kiekvieną kartą grįžęs iš kelionės, aš suvokiu, kad posakis visur gerai, o namie geriausia veikia. Žinote, draugai manęs klausia, kaip ten tas Marokas, patiko, nepatiko, verta važiuoti, neverta. Na, kažkas patiko, kažkas nepatiko, bet daugiau šioje vietoje komentarų nebus, kadangi, na, vargu ar kam nors mano subjektyvi nuomonė bus įdomi, ar jinai padės. Pasakysiu tiek, kad kol nenuvažiavote į šalį, nepamatėte to šalies savo akimis, savo nuomonės nesusidarysite, gyvensite svetimom nuomonėm. Todėl linkiu visiems susirgti kelionių maniją ir nukeliauti visur ten, kur norite nukeliauti. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskite laiką, jeigu nepatiko, spauskite dislaiką. Komentuokite, kadangi jūsų nuomonė man labai įdomi. Na, o jeigu kanalą užsiprenumeruotumėte, būčiau jums labai dėkingas. Jums tai nieko nekainuoja, o man malonu. Taigi dar kartą ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki sekančių malonių susitikimų. Ate!